Sveiki gerbėmiai ponai ir ponios, su jumis ir vėl aš, apokalipsės pranašas Mindaugas Montvilas ir sveikinu jūs jau eilinėme 70-ajame pramoginio apokaliptinio info šou pabaiga jau artėja epizode. Tradicinis perspėjimas, viskas, ką išgirsite šioje laidoje, gali kelti grėsmę ir tikriausiai kels grėsmę tolimesniam liberaliosios demokratijos egzistavimui. Jūs buvote apie tai perspėti. Na ir aš įrašinėju šią laidą šiandien pirmadienį, 2 dieną birželio ir šiandien visus mus, bent jau tos, kurie yra šiek tiek dešinesni, tikrai turėjo nudžiuginti naujienos iš Lenkijos ir ta proginį eilėraštį jums siunčia mūsų ištikimoji faktų tikrintoja Mintvidgailė Skarolskė. Skausmas prie Vyslos. Birželio laukiam su didžiu optimizmu ir pergalė jau buvo čia, jei apklausos būtų tikslios. Dabargi verkiam ir dalinamės skausmu. Naujienos liūdnos iš šalies prie Vyslos. Mėnuo turėjo prasidėti šiluma ir visomis linksmybėmis per kasmetinį praidą. Tačiau rūsti patriarchalinės visuomenės ranka vėl šėrė mums it skudurų šlapių per veidą. Ir vėl kolegos iš kaimyninės šalies turės kentėti prie prezidento sukirpimo seno ir moteris su vyrais tuoktis tik galės. Tik tai laukiniai taip šitais laikais gyvena. Toliau nebus vaivorykštinės įtraukties. Tamsa ir prietarai tik tai šaly prie Vyslos. Ar nepalies ir mūsų ambicingos tai šalies? Bijau ir aš, ir visos NVO kolegės Tyslios. O dabar jeigu visiškai rimtai, tai ta pergalė, jinai yra, mes dar turbūt ne visai supratome, kokio masto šita Navrockio pergalė yra. Jinai yra tikrai netikėta ir čia ne vien mano nuomonė, bet objektyviai galima pasižiūrėti į to paties Polymarketo šansus ir aš jau prieš porą savaičių pastebėjau, kad Polymarket statytojai, o tai vis dėlto žmonės balsuojantys savo pinigais, šansus Češkovskio, ar kaip ten jo pavardę betart, Rafalo jo pavardę betart, jo šansus vertino vos ne dvigubai geriau negu Karolio Navrockio ir tas man atrodė keista, nes apklausos nerodė didelio skirtumo, bet iš kitos pusės be jokios abejonės visa ta mašina, NVO ir visų šitų kitų dalykų metė kovą visas priemonės, netgi buvo nesibodėjama, aš apie tai pasakojau savo laidose, eiti į podcastus pas Konfederacijos buvusi kandidatą, kuris visai solidžiai pasirodė pirmajame ture su 15%, kas irgi buvo kontroversiška ir buvo įmamasi visų priemonių, buvo iškasta daug purvo ir metama daug purvo ant Karolio Navrockio, kad štai jis neonacis, futbolo chuliganas, muštynėse dalyvauja ir taip toliau ir panašiai. Ir čia mūsų irgi visi liūdnai pagarsėjo už Ingrydai, kad kartoja visus šitos dalykus ir nusikaltelis dar, visi šitie usual suspects, visi žalimai ir visokie taivančikai ir panašus. Ir tas be abejo visoje Europoje buvo ir bendrai paėmus šitą kovą Lenkijos prezidento tarp Navrockio ir Češkovskio nebuvo vien tik tai Lenkijos reikalas, čia yra akivaizdu, čia visa tas Briuselio visas tas sašlavynas, visas tas NVO sašlavynas ir be abejo pralaimėjusios JAV Dempartijos visas sašlavynas buvo vienareikšmiškai nusiteikęs laimėti šitą kovą ir tą iliustravo ir Obamos vizitas prieš pirmąjį turą ir tai buvo aišku netiesioginė, bet visi suprato, kam tai yra parama. Iš kitos pusės Navrockis irgi pats apsilankė Baltuosiuose rūmuose, susitiko su Trumpu, tai irgi buvo akivaizdu, kad šita pergalė yra ne tik Navrockio, bet ir apskritai visos dešiniosios Europos ir MAGA pergalė ir Donaldo Trumpo pergalė. Ir čia, žinoma, reiktų paminėti ir tai, kalbėjau apie tos NVO sašlavynus visus, tai be jokios abejonės kai kurie ten jų tebegyvi, nors ir USAID-as uždarytas, bet jie daug metų dirbo ir jie jau buvo beveik įsitikinę, ypač po 23 metų rudenį sugrįžimo šito Donaldo Tusko ir Lenkijoje, aš turiu omeny Tusko partijos pilietinės platformos, jie viešai visaip skelbė, ne tik viduje Lenkijos, bet ir bendrai visas tas sašlavynas skelbė, kad populizmas Lenkijoje nugalėtas ir vos ne amžiams ir aš netgi rekomenduoju, yra toks straipsnis, yra toks Journal of Democracy, kurį finansuoja ir kurį leidžia, tas yra leidinys, yra tokios NVO
National Endowment for Democracy, NDA, ir tai yra vienas iš tokių NVO, kuris remia tos visus kitus NVO 10 pasaulio šalių ir Europoje, ir ypač Lenkijoje, ir kurie visada kovoja už tą liberaliąją demokratiją, ir jie tame leidinėje, tame straipsnėje, kuris vadinasi How to Dismantle a Illiberal Democracy, ir kaip išardyti neliberaliąją demokratiją, pasako ne tai, kad nusikalstamas populizmas, kaip jie apibūdino Kačinskio partijos ir Lenkų visos konservatyvios partijos valdžios laikotarpį, kad jis jau baigėsi amžiams, kad jį dabar reikia ne tik išardyti ir amžiams pabaigti, bet reikia ir nuteisti kalčiausius žmonės, ir skaitant patį Kačinskį ir Seimo narius, ir netgi tame straipsnėje taip įdėmiai nagrinėjama, kokiais teisiniais metodais galima imtis kelti bylas, ir čia žinoma vardinami visi tie nusikaltimai, kaip nelegalios migracijos stabdymas ir panašus dalykai, ir čia tai vertinama kaip nusikaltimai, ir tai pasakojama, kaip čia dabar, kad amžiams nubraukti visą tą populizmą ir išnaikinti į visuomenę, čia reikia imtis teisinių priemonių ir susidoroti su kitaminčiais. Tai su šito Lenkai turėjo kovoti, ir iš tikrųjų pergalė netikėta, nedidelė persvara, bet netikėta pergalė. Jinai yra fantastiška, jinai nubraukia viso to Sašlavino viltis, kad, kaip čia pasakius, populizmas, kaip jie vadina, kad bus lokalizuotas Jungtinėse valstijose, ir tie ždūnai, ir tenais už Atlanto, ir čia pas mus tie ždūnai, kurie laukia, kad Donaldas Trumpas ir MAGA čia yra vienadienis reiškinys, ar dabar jau ne vienadienis, bet tai praeis, ir mes sugrįšime prie to, kai ten vėl iš visokių USAID bus šeriami visokie NVO, kurie įves tą liberaliąją demokratiją, kuri ten susidoros su tais visais negerais populizmais, ir vėl bus visas tas LGBTQ išėlsmas, vėl bus visi imigrantai ir tvarumas, ir kaip jie visai kitaip, kaip ten manifestuoja save šitą vadinamoji liberalioji demokratija. Tai pasidžiaukime dabar, iš tikrųjų yra pergalė Lenkijai, pergalė Europai, pergalė ir Donaldo Trumpo Amerikai. Ir tai suteikia ir vilčių, gal ir pas mus reikalai pasikeis, ir kada nors irgi mes turėsime bent jau lenkiško tipo valdžioje konservatorius, nes aš vėlgi sakau, Lenkijoje, kas laimėjo, tai yra konservatizmas, toksai natūralus, lenkiškas, tradicinis konservatizmas, jis be abejo Lenkijoje labai katalikiškas, mes iš tikrųjų Lietuvoje turime problemą dešinėje, susiskaldimas, ir tai, kad mūsų pagrindinė konservatyvė partija didžiausiaje užgrobė tie visi šušaros ir NVOšnikai, kurie Lenkijoje į kitas partijas, kaip čia pasakant, perėjo, tai pas mus to net nėra, mes parlamente ryškiai išreikštos dešiniosios politinės jėgos neturime konservatyvios, ir galbūt kada nors turėsime, bet čia aišku mūsų vietinės problemos, o Lenkai laimėjo, ir Lenkai dabar, akivaizdžiai, Lenkai stovės Europos sargyboje, ir kartu turbūt su italais, vis dėlto Navrockis ir Giorgia Meloni taps pagrindiniais konservatyviais ir proamerikietiškais, pro-trumpiškais Europos lyderiais, ir dėl to mes Europoje iš tikrųjų mane džiugina, kad tai turėtų dabartiniai situacijai esant, tai turėtų sustiprinti ir ES ir JAV ryšius, ir bus žymiai geresnis bendravimas, nes jau bus dvi didelės Europos šalis, kurios turi gerus, normalius, proamerikietiškus, konservatyvius vadovus. Tai su tuo visus sveikinu dar kartą, pasidžiaukime ir dar kartą palinkėkime visiems tiems mūsų ždūnams ir užingrydams paverkti prie Šešupės. And now it is the